Sveiki visi, prieš jūs vėl aš, Linas Kurtinaitis, ir šiandien pasakoju apie kitą knygą. Ši knyga yra Lietaus žemė. Autorė Jurga Lago, leidykla Nieko rimto. Jo, ir šitoj knygai vyksta karas tarp lietuvių ir žemaičių. Lietuvoje, aišku, nors Amerika, Lietuvoje. Ir lyja lietus. Ir lietus lyja todėl, nes dievai nusprendė, kad lietuviams su žemaičiais nereikia kariauti ir tiesiog užleido lietų. Ir taip laukia, kol jie nustos kariauti. Ir kai nustos kariauti, nustos ir lyti. Taip gaunasi. Dabar šis bitas apie veikėjus. Veikėjai, su kuriais susidarima, yra nelabai į temą, bet ne patys svarbiausi, bet vienas yra Siurbėlė, ilgaamžis kunigaikščio lietuvio karys ir šiaip gudragalvis žmogelis. Kitas jo draugelis yra Vikis, kuris, šiaip žmogelis kaip žmogelis, mėgsta valgyti ir tiek. O toliau truputį yra pereinama prie pagrindinesnių veikėjų. Kurių vienas yra Žaltys, jisai yra Žynio augintas pamestinukas, kuris yra plonas ir nelabai stiprus ir tik tai Žynio išmokintos gudrybės padeda jam išgyventi. O kita yra Lyja. Jinai yra Stuobrio dukra. Stuobrys yra kunigaikštis žemaičių. Tai va, ir Stuobrio dukra. Jinai auginta vyrų daugiausiai yra, nes Lyja yra tik viena moteris be jos mama. Ir yra stipri, gerai šaudo iš lanko, mėgsta medžioti ir jeigu jai leistų kas nors, aš manau, jai eitų kariauti prieš tuos lietuvius. O apie šalį dar noriu pasakyti tai, kad yra joje lietus visą laiką, be pertrauko. Taigi, daug pelkių, daug ežerėlių, visko. Ežerėliai kalba, pelkės kalba. Ir dar yra Pelinas, kuris kažkokių tikslų keistų vedamas bando padaryti, kad Lyja ir Žaltys susitiktų. Dar tenais tam pasaulyje yra vertikė, kur dievai nesiklauso. Tiesiog nesiklauso. Jiem nerūpi, ką ten žmonės veikia visiškai. Ir todėl žmonėm nesiseka dažniausiai visai. Na, aišku, jei esi pakankamai stiprus ir taip toliau, tai pereisi. Bet ir šiaip naktį nepatartina išeiti iš saugios vietikės tam pasauliu, nes ten visokių baisūnų yra. Ir kadangi lyja, tai, tarkim, vilkai prisitaikė prie lietaus ir tapo vandens vilkais. Arkliai taip pat irgi vandenarkliais tapo. Paršai vandenparšiais ar kaip ten jie. Tai va. Ir šiaip ten visokių pabaisų yra, kurias mėgsta žmonės kramtyti. Pavyzdžiui, raistai. Jie gerai ima žmonės. O mano mamai šitoj knygoj visai įdomus yra vardai. Tokie kaip Lyja, Stuobrys, Siurbėlė. Man pavyzdžiui, tai įdomus yra lietuvis. Kas per vardas kunigaikštis lietuvis? Kodėl ir niekas vardo tikro nemini? Klausimas man būtų toks visai įdomu. Ar su tais ežerais ten yra labai keistai, kai jie kalba? Nu, bet nesakysiu. Nebūsiu spoileris ir leisiu jums patiems perskaityti. Jeigu skaitysit, jei neskaitysit, tai nesužinosit. Nu, aš tai sakyčiau, šį bei tą prarasit. Dar mano mamai labai įdomu buvo tai, kad šitoj knygoj šitą Lyją augino vyrai. Reiškia, jinai vyriškai ir dirbo. Viską ten didžiąją dalį laiko. Bet tik tais, kai Lyja paaugo, tik tada jam mama priėmė dirbti ten prie indų, namų tvarkymo ir panašiai. Aš tai jau geriau likčiau su vyrais, bet tik tai pasirinkimo nebuvo. Nu, ir dar ten yra tokia gan juokinga pabaiga. Juokinga, bet iki galo tai ten nelabai išbaigta. Ten su ežerais biški vienoje vietoje yra. Ir apie tai, kaip baigėsi karas, irgi ne visai yra išbaigta. Tiesiog ten taip jau yra. Tai va. Ir
Dar aš planuoju greitai kitą video irgi įrašyti. Greitai tai reiškia šiandien arba rytoj apie kitą knygą. Taigi, laukiu žiūrint jūsų visų. Ir aš siūlau paskaityti, linkiu smagaus skaitimo. Ir aš su jumis šį kartą jau tikrai atsisveikinu. Iki.